Daug kas buvo sunku. Taip kentėjau, man buvo taip nefaina. Vyrų kalvio yra nesąmonė. Aš čia niekada nebegrįšiu. Gailėsies, kad čia užsirašei, verksime, kiek čia yra blogai. Aš esu Adrijus Izevičius, man yra 17 metų ir aš esu vyrų kalvio studentas. Bet tuo metu man atrodo toks laiko švaistymas, kai aš turiu planų kažkokių pasidaręs ir jau taip toks laimingas būna tokia laimė, kur žinai, kad varysiu su draugais ten kažkam jau susisplanavęs ir tiesiog prisimeni, kad vyrų kalvio negaliu. Ir tuo metu tai atrodo ant tiek laiko švaistymas, kad aš dabar negalėsiu daryti dalykų, kurių noriu dėl vyrų kalvio. Ne, aš taip galvojau, kad švaistė laiką, bet šiaip visą laiką galvojau iki žygio. Kažkaip šitas paskutinę stovyklą kažkaip taip atidarė tas tokį mąstymą, tokį matymą kitokį, kad čia, yra naudos, nebereikalas čia jau. Tikrai kai pagalvoju, kiek pasikeičiau, iš vadovų pusės savo, kad ir išorę pasikeičiau, bet jeigu aš pasijaučiu, kad aš viduj kiek pasikeičiau, tai yra tikrai crazy. Tai vienas iš pagrindinių yra toks, kad tas išėjimas iš komforto zonos, kur nuo pat pradžių jie skatina, kad išeiti iš komforto zonos aš pradėjau daryti dažniau. Paprasčiausiai šalti dušai, tiesiog šaltas dušas, jisai atrodo paprastas, tiesiog kas čia yra, bet vis tiek biškį privertė save išeiti iš komforto zonos ir perėjau savo baimės, pavyzdžiui, bijojau gilaus vandens, kur nesimato dugno. Ežerai, pavyzdžiui, panašiai. Ir per kurį laiką šito komforto išėjimo aš taip supratau, kad tiesiog atvažiavom Skėčių prie ežero vieną dieną, aš buvau toks, ko aš bijau. Ir man buvo labai nekomfortiška išplaukti, bet tiesiog tėvas sako, plaukiam per ežerą. Ir mes tiesiog perplaukėm per ežerą. Ir buvo toks savęs nugalėjimas, nugalėjau tą vidinį tokį blokas, kuris smegenyse buvo, kad negali, nes ten kažkas yra ir toks. O kas? Tiesiog jau ir padariau. Tai toks labai fainas dalykas. Mano santykiai su tėvais tikrai žymiai pasikeitė, mano nuomonė. Ir tėvai tą patį giria šį vyrų kalvį, nes mato tobulėjimą. Prieš užsirašant čia, aš labai nesirau su tėvais. Apskritai nelabai sutarėm, nes aš labai buvau toks, kaip man tėvai sakė, audringi paauglystės metai. Audringi paauglystės metai tėvai sakydavo, nes nebūdavau namie, labai daug atsikalbinėdavau, neklausydavau tėvų. O po to, po vyrų kalvės, gal tai įtakojo tokį su tėvais bendravimą labiau, eiti į kontaktą su jais ir tas kontaktas daug ką pakeitė, tiesiog paprasčiausiai paimti ir kalbėti. Atrodo labai paprasta, bet tai ir yra paprasta. Tiesiog mes, pavyzdžiui, su mama dabar labai geri draugai esam. Tiesiog mes bendravom, kalbam, aš su ja dabar esu atviras ir mano gyvenimas labai daug pasikeitė dėl to. Nes tai, kad aš ten išvaryčiau su draugais, tiesiog išjaučiau telefoną, netarčyčiau, neskaitinčiau mamą, aš sakau, tiesiai šviesiai, kad mama, aš varau ten į plotą, grįšiu ten tada ir tada, galimai gerisiu. Ir jinai supranta, nes vis tiek visi buvom jauni, tiesiog, aišku, sako, nepadaugink, nėra gerai, dar vis tiek nesi pilnametis, bet supranta. Tėčiu labai mažai kontakto buvo, tiesiog toks porą žodelių, bet po vyrų kalvės pasidėjau irgi atsirado tokie pokalbiai didesni, ilgesni su jo. Kartais pabendraujam biškį, mašiną važiuodami ar kažkur, tai irgi toks bandau eiti į kontaktą ir aš jaučiu, kad tas kontaktas nėra atmetamas. Jo, požiūris tėvus tai man labai pasikeitė. Anksčiau aš tėvus žiūrėdavau kaip tokius griežtus mokytojus, kur tiesiog kaip į blogį, kad jeigu kažkas ten bus, tai jeigu aš šiandien pasakysiu, vis tai bus blogai, jeigu jie man kažką pasako, aš vis laiką žiūrėdavau tai negatyviai, kad jie man bando kažkaip pakenkti, kad jie čia daro viską blogai, žiūrėdavau tokį kaip ir du labai negatyvius ir man bandančius pakenkti žmonės, tokius kaip, kaip dabar
įsivaizduokim, mokytojai yra, kur tokie mes visą galvojam, kad pavoja, čia blogi, čia visą laiką kažkam blogo mando. O vyrų kalė man padėjo į tėvus žiūrėti labiau kaip į draugus tokius. Aišku, reikia nepamiršti, kad jie yra tavo tėvai, tai reikia palaikyti tokią kontrolę, bet labiau pradėjau žiūrėti pozityviai kaip į draugus. Bandžiausi susidraugauti, tiesiog įsivaizduoti, kad jie yra tokie pat žmonės kaip ir aš ir tiesiog su jais kalbėtis. Ir pastebėjau, kad jie yra tokie pat žmonės, jie nėra ten kažkokie negatyvus du asmenys. Ir susidraugau tiesiog. Savo dabar su mama esam geri draugai tiesiog. Visų pirma, tiesiog ten susirenka 20 bachuriukų. Juos kankina per žygius, tiesiog eini į žygius. Ten taip turi išeiti iš tos komforto zonos, ten eit per pelkynus, brist per upes žiemą. Ir tokia labai nekomfortiška atmosfera, bet visą laiką stovyklos pabaigoj tu grįžti į tą šiltą salę, kur tas laukia šilti rūbai. Tu apsirengi tai šiltais rūbais, atsisėdi į ratuką reflektuot ir pagalvoji, eina savo. Kad ir ant kiek aš kentėjau, tai visa baigėsi. Ir dabar yra taip gera, kad aš tai padariau. Toks, kuris tik grįžti namo ir gali pasigirti, kad daugelis to nėra darę, ką mes čia esam padarę. Šią stovyklą mes apėjom aplink Asvį, 100 km. Nakvojom palapinėse, gėrėm vandenį iš šaltinių, tiesiog pylėmės, valgėm iš bliūdo ugnies. Ir tiesiog daug kas to nėra daręs. Ir pakeliui tu gauni iš to dar pasimokyt, vidinių pamokų. Dažnai patys vadovai, jie užmeta tokias idėjas, bet tai nėra net pagrindinės pamokos. Pagrindinės pamokos, kai tu tas idėjas atsėdi ir vienas įsigilini ir pagalvoji. Pavyzdžiui, eidamas į žygį tau labai sunku ir tu galvoji, čia yra nesąmonė, ką jie kalba. Ir ką yra nesąmonė, aš čia niekada nebegrįšiu. Ir po to tiesiog, kai jau grįžti į palapinę šiltai, atsiguli ir galvoji, vau, šiaip, ką jie čia daro, yra tiesiog, vau, daug žmonių reikėtų šitą patirti, nes tai duoda daug gerų pamokų. Ir išmokina apie tą gyvenimą, apie kurį daugiau niekur niekas nekalba. Man daug kas buvo sunku. Kaip ir sakiau, čia žygiai, man labai skauda kelius. Ir eiti tos žygius man buvo tiesiog toks nefainas jausmas. Ir žygis aplink Asvį man pirmą dieną buvo labai bloga. Pykina. Ir aš tiesiog einu ir aš liaužiu. Ir man ir taip bloga. Norėtųsi ramiai išbūti visą tą negerą jausmą, bet tu negali, dar turi eiti. Ir dar turi eiti su tą milžišką kuprinę ant savo nugaros. Ir yra toks sunkumas ir aš taip kentėjau, man buvo taip nefaina, kad aš žodžiais net negaliu perduoti to jausmo. Bet po to grįžus, pagalvojus, kai man jau geriau buvo, pagalvojus visą dieną, tai kai tu pagalvoji, ant kiek aš esu stiprus, tai vau, aš iškentėjau, aš atėjau ir aš dabar čia nepasidavęs, o įveikia šitą misiją, tai čia yra irgi vau. Man patiko ir labai įsiminė tas savybių ratas. Žmonės tau galėjo išsakyti, ką apie tai galvoja. Ir tu tiesiog priėmei tuos visus dalykus. Bent jau aš priėmiau, kad komplimentus, kuriuos aš nežinau, kad aš turiu, ir pasidarė malonu, kad vau, aš nepastebėjau, bet daug žmonių pastebėjo, kad aš turiu ten tuos gerus bruožus. Tai labai malonu pasidarė. Ir tuo pačiu tuos blogus dalykus, kuriuos pasakė. Ir tada tu pagalvoji, aha, reikia kažką galbūt keist, reikia galbūt tai
kažkaip pristabdyti arba išmokti naudotis tom savo bruožais, išmokti naudotis tais savo bruožais iš gerosios pusės, išmokti paimti pozityvius dalykus iš to bruožo. Nu ir tai aišku žygis, toks kaip kulminacija visų metų. Ir jis man buvo toks, sakyčiau, stipriausias, nes prieš tai aš galvojau apie Vyrų kalvę, kad čia nieko gero. Aš senios taip stūmiau, bet per žygį aš supratau tiesiog, kai turėjau tavo momentą, sunkumą ir turėjau laiko pagalvoti. Ir aš kai pagalvojau, kad iš tiesų čia yra wow, kiek Vyrų kalvė daro žmonėm ir kiek tai pakeitė mane, kiek tai pakeitė kitus žmonės, kuriuos aš pažinojau prieš Vyrų kalvę. Supratau savo blogasias pusės, kurios labai įsireiškia. Ir nuo to teko kentėti visai grupiai. Ir Vyrų kalvė man kaip ir patikė toj, kad va, yra tokia problema. Ir aš toks, okei. Man tada reikia kažką daryti, tvarkyti. Ir per pokalbį su vadovais, vienas iš vadovų man sako, aš tavęs daug ko išmokau. Ir man buvo toks šokas, kad ne tik mes mokinamės iš vadovų, bet ir vadovai turi ką mokintis iš mūsų. Ir tada man buvo toks supratimas, kad jeigu vadovas kažko sugebėjo iš manęs išmokti, tai čia yra wow. Reiškia, kad galbūt aš visai netoks žmogus, koks aš įsivaizdavau, kad aš esu, galbūt aš toks stipresnis, bet to dar netradau. Pirmas, labai lengvas dalykas, tokią laisvą, atvirą ir nesmerkiančią aplinką, kur aš atvažiuoju su savo prasčiausiais rūbais, atrodau kaip, atsiprašant, benamis ir visiems nesvarbu, nes visi čia tiesiog atvažiavo, čia gali tiesiog pailsėti, nes tikram pasauliu tu turi užsidėti tokias kaip ir kaukės, būt toks, palaikyti tokį statusą vis tiek kažkokį, nes žmonės tave pažįsta kaip vieną žmogų ir tu turi palaikyti tą save, o čia tu gali tiesiog pilnai atsipalaiduoti ir tokios labai geros atostogos. Tas atvirumas ir ta aplinka tokia nesmerkianti dar padeda tais dalykais, kai reikia reflektuoti. Ir pasaulis yra priėmęs, kad vyram negalima ten verkti ir panašiai. Bet yra daug Vyrų kalvės studentų apsiverkę ir aš suprantu, kad wow, jie čia jaučiasi ant tiek gerai ir jie čia turi šansą tokį, tiesiog taip elgtis. Kur mokykloje, tu būtum šitais įsityčiotų ir te pasmerktų, kad ką tu čia darai, kol tu ilgiesi kaip vaikas, o čia visi tiesiog priima ir visi supranta. Ir tai yra labai faina. Beje, čia gauni daug pamokų, nes čia tu esi tik skatina tave labai žiūrėti kiekvieną dalyką. Tai ne tai, kad tu kažką padarai, pavyzdžiui, perėjai žygį ir tiesiog, wow, perėjom žygį. Esmė net nėra tas žygis. Esmė yra dalykai, kuriuos tu patiri žygio metu. Ir mokykloj taip nėra. Mokykla yra kontrolinis. Jūs turi parašyti kontrolinį. Viskas. Gauni pažymį. Čia tu eini žygį, pereini žygį ir net pamiršti, kad tu eini žygį, nes tiesiog tu prisimintas pamokas žygį nuo to, ne patį žygį. Tai toks nestandartinis ugdymas ir jisai ugdo tave apie tai, ko tau realiai prireiks gyvenime. Jis tau padeda pažinti save, padeda elgtis su kitais, padeda pažinti kitus ir paruošia tave gyvenimui. Mes galim būti atviri. Mes neužsidedam kažkokių kaukių ir nevaidinam kažkokių tam tikrų žmonių. Mes esame mes
ir visi žino, kad viens kitam padedam ir mes tapom kaip tokiu vienu dideliu organizmu, kur aš galiu laisvai prieiti prie bet kurio, paprašyti pagalbos, galiu laisvai prieiti prie bet kurio, pakalbėti jo ir žinau, kad bet kuris man padės, tiesiog tai kaip brolybė tarp visų. Ir vėlgi, tikram gyvenime tokį ryšį sukurt nėra taip lengva. Būt tokiu atviru su žmogum nėra taip lengva. Toks, kur tu gali bet kada paimt, prieit ir įsikalbėt, kažką pasakyt, ir kitas išklausys ir nesmerks. Tai dėl to mes esame tokie artimi visi. Mūsų santykis su vadovais yra toks, kur daugelis žmonių net nepagalvotų, kad ten vadovai, manau, jeigu tu išvis pokalbį. Kur vakar mes sėdėjom prie ugnies ir nusprendžiau daryti pabizarį su vadovais, nes vieni sėdėjo ir galvoju, einam pakalbėti su vadovais. Ir mes nuėjom, visi susėdam, prisirinko ten daugiau žmonių ir mes visi sėdam ir kalbam apie įvairiausius dalykus. Mes, kad ten temos keitėsi ir mes ten, nežinau, kokias porą valandų tiesiog prasidėjom, prakalbėjom, riešutus pragliaudėm. Ir vėlgi su vadovais, ne kaip su mokytais, nėra tokio ryšio, kad tu bijai, kad ten gausi šių bausmę kažkokią, kad ten jie tu duoda darbų, o tu su jais gali bendrauti irgi taip kaip su draugais tiesiog. Toks artimesnis ryšys jautiesi. Kai gali tiesiog ateit ir, pabendrauti tiesiog apie paprastus dalykus. Atvirai, kur tu bendrautum su draugu. Tiesiog, kad vadovas yra suaugęs žmogus, jisai turi daugiau patirties. Ir jisai daugiau gyvenimo atgyvenęs, jisai žino daugiau. Tai jisai tau gali padėti, kai kuriuose atvejuose daugiau nei tavo amžiaus draugas. Ką aš pasakyčiau vaikinui, kuris abejos dėl Vyrų karas akademijai, tai tiesiai šviesiai, kad seni, bus žiauriai sunku, tu labai dažnai gailėsies, kad čia užsirašei ir verksi, kiek čia yra blogai, į kol nesuprasi, ką tai duoda. Trumpai ir aiškiai.